Taigi laba diena visiems. Šiandien turim 83 užsiėmimą. Praeitą kartą trumpai kalbėjome apie Napoleono imperijos žlugimą. Šį kartą jau pakalbėsime apie taip vadinamą Vienos kongresą. Pirmiausiai apie kabutėse šokantį kongresą. Taigi Prancūzijai pralaimėjus karą su sąjungininkais, Europos valdovai 1814 metais rugsėjo mėnesį suvažiavo į Vieną. Austrijoje prasidėjusio Vienos kongreso pagrindinis tikslas buvo išspręsti pokario Europos sutvarkymo klausimus. Į kongresą atvyko 216 visų Europos valstybių atstovų, tarp kurių buvo 2 imperatoriai, 4 karaliai ir daug žymių politikos veikėjų. Vienos kongreso dalyviams kiekvieną dieną buvo rengiami pokyliai, spektakliai, medžioklės. Vienoje buvo juokaujama: Rusijos imperatorius myli, Danijos karalius geria, Viurtembergo karalius valgo, Prūsijos karalius galvoja, Bavarijos karalius kalba, o Austrijos imperatorius užmoka. Todėl kongresas ir buvo pavadintas šokančiu kongresu. Nors Vienoje buvo susirinkę visų Europos valstybių atstovai, tačiau lemiamą žodį turėjo Anglija, Prūsija, Rusija, Austrija ir nugalėtoji Prancūzija. Trumpai apie didžiųjų valstybių nesutarimus kongrese. Kongrese išryškėjo karą laimėjusių valstybių prieštaravimai. Rusija siekia gauti Varšuvos kunigaikštystę ir sustiprinti Prūsijos valstybę kaip savo sąjungininkę. Austrai norėjo įsitvirtinti Italijoje ir neleisti Prūsijai išplėsti savo įtakos vokiečių žemėse. Prūsija tikėjosi prisijungti Saksoniją ir vokiečių žemėse užimti vyraujančią poziciją. Prancūzija ketino išsaugoti iki revoliucinės šalies sienas ir neprarasti savo vaidmens Europoje. Anglijai rūpėjo išlaikyti jėgų pusiausvyrą kontinente, neleidžiant įsiviešpatauti nė vienai valstybei. Ypač buvo susiginčyta dėl Saksonijos likimo. Prūsijai siekiančiai gauti Saksoniją ryžtingai pasipriešino Austrija ir Prancūzija, tačiau valstybių nesutarimus apramino gauta žinia apie Napoleono pabėgimą iš Elbos salos. Apie 100 dienų gyvendamas tremtyje, Napoleonas atidžiai stebėjo Liudviko XVIII valdymą. Bajorija ir dvasininkija iš Burbonų reikalavo sugrąžinti revoliucijos metais iš jų atimtas žemes ir atstatyti feodalinės privilegijas. Didelis nepasitenkinimas kariuomenėje kilo dėl kareivių ir karininkų atleidimo iš tarnybos. Neaiški Burbonų politika ir feodalinės tvarkos atkūrimo grėsmė sukėlė didžiulį visuomenės nepasitenkinimą nauja valdžia. Napoleonas žinojo ir apie didelius nesutarimus Vienos kongrese kilusius tarp sąjungininkų.
1815 metais kovo 1 dieną palikęs Elbos salą, Napoleonas su 1100 ginkluotų kareivių išsilaipino Prancūzijos pietuose. Burbonų nuostabai Napoleoną prancūzai pasitiko šaukdami "Tegyvuoja imperatorius". Visi kariniai daliniai pasiųsti prieš Napoleoną perėjo į jo pusę. Kovo 10 dieną Napoleonui pasidavė ir antrasis pagal dydį Prancūzijos miestas Lionas. Maršalas Nėjus taip pat perėjo į Napoleono pusę. Vienam rojalistų karininkui paprieštaravus Nėjui dėl tokio poelgio, jis atsakė: "O ką, jūsų nuomone reikėjo daryti? Argi aš galiu 2 rankom sustabdyti jūrą?" 1815 metais kovo 20 dieną, nė karto neiššovęs, Napoleonas įžengė į Paryžių. Minios žmonių jį pasitiko prie Tiurly rūmų, džiaugsmingai skanduodamos "Tegyvuoja imperatorius", "Šalin dvasininkus", "Šalin bajorus". Balandžio mėnesį Napoleonas priėmė naują konstituciją, kurioje gerokai buvo sumažintas rinkėjų ir renkamųjų turto cenzas, užtikrinta spaudos laisvė. Sąjungininkai, pamiršę nesutarimus, sukūrė 7-ąją antiprancūziškąją koaliciją. Napoleoną kaip žmonijos priešą paskelbė už įstatymo ribų. Jis, parengęs naują kariuomenę, įsiveržė į Belgiją. Anglai ir prūsai, pirmieji iš visų sąjungininkų, suskubę atvykti į Belgiją, pasitiko Napoleoną. Lemiamas mūšis įvyko 1815 metais, birželio 18 dieną prie Vaterlo, netoli Briuselio. Anglų kariuomenė, vadovaujama Velingtono, sugebėjo atlaikyti prancūzų puolimą, o laiku į mūšio lauką atskubėjusi Prūsijos armija nulėmė visą kovos eigą. Po Vaterlo mūšio pralaimėjimo Napoleonas antrą kartą atsisakė sosto savo sūnaus naudai. Antrasis jo viešpatavimas, trukęs 100 dienų, baigėsi. Napoleonas ketino išplaukti į Ameriką, bet anglų laivams užblokavus kelius į vandenyną, jis pasidavė į nelaisvę. Anglų valdžia Napoleoną ištrėmė į Šventos Elenos salą Atlanto vandenyne. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie šokantį kongresą. Kada prasidėjo ir kur vyko, koks jo tikslas. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie didžiųjų valstybių nesutarimus kongrese. Kokie buvo didžiųjų valstybių ketinimai Vienos kongrese. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 3. Trumpai papasakokite apie 100 dienų, kodėl prancūzų visuomenė džiaugsmingai pasitiko Napoleoną, pabėgusi iš Elbos salos. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.